Sveiki visi atvykę į mano dar vieną video. Šiandien papasakosiu, kaip aš buvau didžiausiam renginį Lietuvoje. Ir jo pavadinimas yra Komikonas. Jis vyko tarp gegužės 24 ir 26 dienos. Aš buvau tik 25 dieną. Bet šiek tiek grįžkime į pradžią. Aš apie jį sužinojau savo sesės, bet vienas youtuberis grįžo į YouTube ir sukūrė renginį iš Brawl Starso. Ir prieš tą renginį jis padarė dar savo streamuose atrankas. Aš net bandžiau 2 bandymus patekti į tą turnyrą, bet kadangi aš nesu labai geras Brawl Starso žaidėjas, idėja nepatekau. Tiesiog sumokėjau tos pinigus į šeštadienio Komikon dieną. Tai iškart atvykęs aš apžiūrėjau visą aplinką. Ir kas man labiausiai domino, tai buvo tas Samsung standas. Senai ir vyko tas Brawl Starso turnyras. Aš jį suradus pamačiau tą visą vietą, kur bus tas turnyras. Ir gana greitai pamačiau L2 Republic. Su juo buvo tai tikrai sunku nusifotkinti, nes aš palaukiu, jis kalbasi. Dar palaukiu, jis dar kalbasi. Tiesiog pamačiau, kad L2 Republikas nueina, žmogaus, kuris įkalbino, ir aš staigiai ėmiau telefoną, jungiau fotoaparatą ir greit nufotinau ir nuotraukas dabar matote čia. Aišku, jos nesigavo labai gerai, bet man nelabai rūpi. Po to dar ten buvo antras aukštas, ta pastate, viską matote iš viršaus kaip atrodo. Atsiprašau, kad sutraukiau, bet jeigu užeisit mano Instagramą ir Facebooką, tai tenai jau iš anksto galite sužinoti, kokie video bus, arba kažkokių įvykių, kurie nepatenka į video. Tai būtinai užeikite ir be abejo, jeigu jums patinka mano turinys, tai paprenumeruok šį kanalą. Bet nieko nesuradęs, nusprendžiau pažiūrėti Instagramo story, nes ten žmonės kelia. Ir pamačiau, kad svarbiausia daryti kažkur maždaug prie Samsung stendo ir tenai žais 1-1 CSGO. Aš nieko nelaukdamas tenai ėjau. Ar tu ėjai dėl to, kad žaisim CSGO ir tu esi propas ir tu jį nugalėsi? Tikrai ne. Aš net CSO paprasto nesu gyvenime žaidęs. Kas man buvo arčiausiai CSO, tai Standoff 2. Tiesiog aš atėjau pažiūrėti ir man buvo įdomu ir turbūt net nusifotkinau. Gaila, bet nenusifotkinau, nes jis vis žaisdavo arba kalbėdavo su tuo vedėju komentuotoju. Simo Anušio, o ką svarbiausia daryti draugai, youtuberiai, tai yra Česki ir dar vienas jo draugelis. Aš neprisimenu vardo, bet mačiau, kai jis žvejoja Simą. Bet po kurio laiko, o dabar galite matyti, kaip viskas jau atrodė po to turnyro. Bet tada aš labai užsinorėjau valgyti, tiesiog nuėjau ir už bulvyčių gerą porciją ir Coca-Cola mokėjau 7 eurus, laukiau 20 minučių. Ir po to aš vis žiūrinėjau, kol galiausiai dar sutikau tokį mirusį youtuberį MG Mantelio ir su juo dar nusifotkinau ir mato dabar nuotrauką. Tiesiog aš toliau vaikščiau ir buvo tiesiog tas pats per tą patį. Ir kai jau grįžau ir viską suvirškinau namuose, tai man visai patiko, bet gal ne ant savęs pikau, bet ant kitų, kad pačias populiariausias dienas paliko penktadienį ir sekmadienį. Nes kas iš kitų miestų, kas yra, pavyzdžiui, toli nuo Vilniaus, kas važiuotų sekmadienį arba penktadienį į tą Komikoną iš jaunimo. Ir tie, kurie nelabai žaidžia kompiuterinius žaidimus, arba nemoka anglų kalbos, arba net neturi daug drąsos, tai jiems Komikone tai tikrai nebus įdomu, bet man buvo nebloga patirtis ir pažiūrėsim kitais metais. Tai tiek šiam video ir susitiksim greičiau nei mano.